Pasidalinsiu momentu, kas vyksta ir kas atsitinka, kai žmogus ateina su melaginga užklausa. Paprastai tai padaro merginos moterys, kurios net neturi partnerio arba jo nėra turėję, bet ateina teigdamos, kad jis yra arba buvo ir kaip visa tai turėtų klostytis joms į priekį. Pagal šitą dėlionę, aišku, kortos krenta, kaip ir kiekvienam normaliam ir sąžiningam užklausėjui, bet šiuo atveju paprastai būna labai sudėtingos ir painios visos šitos kombinacijos ir jas komentuoti nėra taip paprasta, nes, sakykime, gyvenime realiai būna labai nesveikų, neharmoningų santykių ir aš nesu tikra, ar ten žmogus atėjo meluodamas, ar atėjo su tikrai tokiais sudėtingais ir nesveikais santykiais. Ir aš vis tik tai komentuodama stengiuosi išlikti taktišką, nepasakyti labai kažkokių kraštutinai aštrių kampų, nes jeigu tai yra realūs santykiai, kuriuo žmogus gali paskui grįžti net po to jiem nutrūkus, tai yra jo asmeninis pasirinkimas. Aš tik tai galiu įvardinti apie tą sudėtingumą, netitikimą, apie kažkokį pasimetimą, bet kad iškris tokia korta, kuri ten auksiniam raidėm sublizgės ir bus parašyta, kad tai yra melagė, to nebūna. Ir tarkim, net aš matydama visą šitą sunkę, sudėtingą, neadekvačią situaciją, aš netgi šiaip žmogui kaip artimai draugiai sakyčiau, tu, esi gluša, jeigu tu esi tokiuose santykiuose, nes čia yra visiškai, kažkokia nesąmonė. Ir tarkim, jeigu aš žiūriu į savo užklausėją tikrai su pagarba, aš pabandysiu visą tą situaciją pakomentuoti taktiškai ir duodama tuos niuansus suprasti, tiesiog gyvenimiškai. Ir kai aš tą išvadą nusiunčiu žmogui, tai atrodo labai realistiškai, lyg tai kaip tie santykiai ir būtų. O būtent todėl, kad aš juos ir skaitau užklausėjo konteksto rėmuose. Ko jis paprašė, tą jis ir gauna. Vidinė struktūra žmogaus yra su tokia silpna saviverte, kad jis net išdrįsta ateiti su melagingais tokiais pranešimais, tarsi vagis į kažkieno gyvenimą ir pagalvoti, ar čia mane nutvers kaip vagilė, ar nenutvers. Žinot, taro gali jos ir nutverti, bet jos konkrečiai nebūtinai turi jum tai pasakyti. Nes, kaip ir sakau, būna nesveikų santykių, o jeigu žmogus atėjo su šitokia užklausa, vadinasi, jo vidus jau savaime yra su labai didelė neigiama energetika ir su labai didelė disharmonija. Nes ką mes pasėsim, tą ir pjausim. Aš galiu priimti ganėtinai ramiai, man tiesiog tik tai labai gaila mano laiko, o mano vidinės ego, sakykime, ten vidinio ego manęs neužgauna, nes aš suprantu, kad žmonių gyvenime yra visokių. Ir niekas nepasakė, kad aš kažkokių niekšelių ar kažkokių glušavotų jų nesutiksiu. Aš juos sutiksiu. Tik tai yra mano reikalas, kaip į juos reaguoti. Ir šitas mano pranešimas yra dėl to, kad tie, kurie norėtų pajokauti, papokštauti arba savo savivertę klaidingai pasikelt, kad taro yra nesąmonė, šita sistema nepasakė, kad aš meluoju, tai čia yra jūsų asmeninė tragedija, nes taro kortos kaip krenta, taip ir kris tiek niekšui, tiek ir doram žmogui, o mes skaitom pagal jūsų kontekstą ir bandom išlaikyti taktiškumą, nepasakydami, kad jūs esate gluši. Tai būtų tokia žinutė tiems, kurie norėtų papokštauti. Visi pokštai grįžta jums gyvenime su kaupu.